Kauno rajono Hegelman. Domas Lenzoka, jo prasiveržimas, labai pavojinga situacija ir pirmas smūgis. Ką galima pasakyti? Aukščiausioje lygoje Lietuvos futbolo aukščiausiame divizione rungtyniaujančius BFA auklėtinius. Labai pavojinga situacija. Pašilys. Smūgis į vartus ir geras. Ritos Musteikienės labdaros ir paramos fondas, Vanduo, Akvilė ir Konstra. O čia smūgis į vartus. Vienas laimėjo BFA. Ten pergalingai įvartį įmušė Danielis Misiūnas. Čia Osipovičiaus perdavimas ir Arlė. Osipovičius dešinėje. Ant kairės ir šį kartą pasirinko kitokį variantą. Žygimantas Jurevičius, smūgis, Virpstas ir Lukas Paukštė. Kauno rajono Hegelman ekipos vartus nusprendžia vėl įžaisti. Čia neblogas perdavimas ir Lukas Paukštė. Ekipa prarado vieną savo svarbų žaidėją. Rafalas Kuzinas ir Lukas Paukštė dar kartą. Antrą Harūną perima. Lukas Jonaitis. Lukas Jonaitis, smūgis į vartus ir 1-0. Į priekį veržiasi Hegelman B komanda. O čia klasikinė Kauno rajono Hegelman B komanda, nutraukianti savo nesėkmių seriją. 10-asis Hegelman dublerių taškas turėtų kilti bent jau laipteliu aukštyn. Hegelman B galbūt į 13 poziciją. Na, o Baltijos futbolo akademija lieka su 16 taškų kraičiu, bent jau kol